Sveiki lietuviai. Aš žiaurė toliai nuklaipėtas, žiaurė toliai. 320 km. Ir atvažiavau iki jūros. Pasirodo, Lietuvo turėjom ne vieną jūrą, o dvi. Vieną ir, kaip visi žinot, aš ten jau prakulnevęs nemaža. O kita jūra skaitos Dzūkijos jūra. Štai gerbėmieji. Dzūkijos jūra Dusia. Taigi, prašom susipažinti. Dusia rondas. Čia ir Lazdijų rajons, Metelių kaims. Tai Metelių kaims ir tarp dviejų ežerų. Tarp Dusios ir Metelė. Ir iš vienos pos eini pamata vieną ežerą, iš kitos kitą ežerą. Tai dabar palei dydį Dusia ir trets palei dydį Lietuvo. Mums jeigu žiūrėt plotų, tai jau pasakys gylis, tai 32 metrą. Tai aišku, nėra iš giliausiai, ten kapkyti tor po 60-50 metrų. Tai ta šita hektaras plots 2334. Tai tarkim, pirmo vieto ir drūkščiai 4400. Tada pats KVN Disnai 2400, nu ir Dusia 2300. Viens minusiuks tuo ežerą, tai kada būna labai šilta, kada vanduo sušil, tai nežinau, 23-25 laipsnė, kažkokį ir bakterijai kažkokį velnišką, kad radau išberimus labai didelis, kai kuriem, ne visim, bet jau trensidym žmonėm tikra būna. Net kaip skelb per televiziją užterštomo visų ežerų, kaip dartus tyrimus, tai Dusia aš visuomet aš anon gerdu, kada ir prie tos rizikas tų visų bakterijų. Tai nors ir čia pelna, iš tikrųjų, kiek kur gali čia praleisti laiką, įsinuomuoti kažkokį tai veitėlį, čia pelna, nu ir aš tik nesu net matęs, nu, aš prie tų ežerų buvau ne kartą, bet dabar jau ten biškį giliau pasivakščioti, tai matau, kad pelna privačios valdos, bet įsivaizduoju, atvažiuoji, tau šėlt, ir tu negali maudytis. Arba gali, bet po to tavi išber. Tai biškį čia toks minusiuks. Tai būn, kad kiti, kad jautresni ir anei čia nesimauda, ein į Metelį. Čia iki Meteliaus, gal, ko, nu žinau, porą kilometrų. Ten iš to dronų vaizdą matėt. Viens jau antras ežeras, ir da toliau trečia Robelyje. Tai 3 ežeriuką. Vasar, čia šia praleist laiką žiaurė smagi. Tai kam nusiboda prie jūros, arba prie savų ežerų, galite eiti prie kitą ežerą, prie Dusios arba Metelį. Ir va, čia turėjom tokį tiltoką, jeigu matot. Čia ir da kažkokių laivukų hebra nuomo, kur gali daug susisėsti, pasiplaukiot ramiai. Labai gražu. Ten kito pusėje ir kryžių bažnyčia ar koplyčia. Aš žiūriu, kad tas ežeras
Tuogi didžiausias. Aš iki vakar nepraeis Monte Patruodano. Čia mes turim Metelių regioninį parką, lankytojų centras. Žiauriai modernus gražus pastats. Jeigu teka girdėti Monte Patruod, čia visos tos apylinkės ir baliniai vežliai. Tai čia Kapanų, sakykime, nacionalinis gyvūns. O žiūrėkit, koks modernus pastats. Tai čia gali atvažiuoti ir, kiek žinau, čia ir vien žmogus, kad žiauriai gražiai pasako visko, bent jau mane kartą sakė, kad labai kompetitingas žmogus ir labai įdomiai pasako čia apie visko, vis istorijas, apie gyvūnus, apie visko. Tai jeigu važiuojate į ton regioną, tai kad ir kokie 3-4 dienų, čia žinokit, daug kur galite nuvažiuoti aplinkau ir pripat nuo Metelių, čia nuo Dusės iki Druskininkų ir 38 km, Merkėnį ir netoliai, un Merkėnis Piliakalniaus gal užlėpti, apžvalgos bokštas labai gražus ir. Tai šitam region tikrai ir kon veikti, o kas nori pigiau peina nusipirkti ir tu kvein krautuvį lietuvišką Lenkijo, irgi čia 300 km. Tai gali pašviesti, peina atsigerti normaliai ir pasėdukauti, va, tokius gražius pastatus. Gerbėmieji, kaip jūs galvojat, aš čia GoPro, net ne GoPro, dabar turiu, vien žodžiu, ne savo kamerą gimėčiau virš ežerą. Turėjom naujų žaislų, va tokį lilipotą pasiėmiau. Nu, žinot, on savo bišk palaidojom jūro, tai dabar turiu naują žaisliuką. Tai jau mes anončiai jums pademonstruosim. Vo. Nu, skrisk toliau. Bet jau, matot, kamerą naują tur. Tai vien žodžiu, pasitobulinom, ką priklaus, pasitobulinom. Nežinau, greitą nenulakinsiu kur nors iš to drono. Bet pakol kas, kaip mažam vakau žaisliuks. Bet kudė ton Dusė vadien jūra, Dzūkijos jūra, ne šiaip sau. Girdit, kaip ant Teliuškaun. Tai bangas čia būn kartas tikra labai dėdelis. Ir mono ušvis dar tarybinės laikas. Dirba čia prižuviais. Čia ir tų upių, katrus ir rungurių labai daug. Tai skraidindavo tenai ir iš Maskvos, iš kur. Tins labai dažna praleisdavo tam ežerį. Tai ir buvien, kad tie banga sukėla, kad jau pradėjai galvot, kad jau nebe parplauks. Nes buvo žiauriai pavojingai, čia neveina karstep ir buvint.
Tai dėl to įvadėna Dzūkijos jūra. O tokia jūra, atrodo švelni maža, bet kad pasišiaus žalti, kaip motriška kobra kokį. Gerai, kiek čia esu nuėjęs, tai jau paveizėsiam. Keturis kilometrų. Nu dar ilgas kelias per kopas. Nu, pakol kas stebint man tas vėsus pasivakščiojams. Nes, nu, tikrai nesitikėjau, kad aš galėsiu tik ramę paežerę eiti. Galvojau, kad jau pradėsiu eiti per visokius meldus, reikės traukti linkelį. Bet pakol kas gražu. O tina, tuo pusėje tina pradėjau. Tai čia atėjau ir gavos, kiek čia tų. Aš dar nedaug bus tų kilometrų. Tai jau 5,5 kilometrų, bet vis tik nebloga, nu gražiai. Eini savo smagiai ir šitą labai daug kriauklyčių, žiauriai daug kriauklių. Ir anos kartas tik poro veitų pradėjai kuo jis labai smėgti. Čia dar kažkokiu vo, žiūrėkit vo. Ir labai sminga, atrodo, klampnuoju, net per smėlį lengviau eiti, nei... Bet kas čia yra? Čia kažkas peltai yra. Nu, bet smagia. Pakol kas rekomendacijais vakščiot didžiausius. Žiūrėsim, kas bus toliau. Kažką čia dabar. Reikia biškį pašerti. Tik pasidžiaugiau, kad labai smagiai eiti šitą dumblyną. O kas leid paukščius, tai žinokit, čia vakarių metelius kap fainė, gali girdėti baublius. Jeigu tek girdėti tokį paukštį ir didysis ir mažasis baublys. Kažkad galvojau, kad žemesnį garsą daug didysis, bet liktą pasakė, kad mažesnis daug žemesnis, bet taip. Ir kitą mežerį. Kaip gražiai taip. Įsivaizduoju, taip tylė, jokių garsų, čia ne miestas.
Absoliuti ramybė. Ir čia vien pro ton region, kiek paukščių parskrenda. Čia mano aušvien gyventus metelius. Tai aš į balkonką patein pavasarį. Tai visas balts pėv žasų. Pilna žasų. Žiaurė. Nu, ta prasme, pavasaris, kaip kit sako, geriau, kad vis laik šilta būt. Jeigu nebūt pavasarį, nematytum, kad paukščia parskrenda, kad pumpurėlė medžių pradėt skleistys. O čia ir jį visas grožis. Armas mažas kliūtis. Na, čia. Ne kliūtis. Bet kap sraunė, žiūrėkit. Atrodo, čia nieko tokio nėra. Bet kap. Opa. O. Čia biški vandens irgi ir. Nu, bačiuką pasiteisina. Kolambija. Kon. Perimkėm, syna prasidėjo. Čia kaip tik su žmonėm šnekėjau, sakė, kaimyns apie ežerą. Paprastuoju būdu. Pažiūrėsim, mum pavyks tarp tų gražių geltonų gėlyčių praeiti. Aišku, jeigu ves taip kelią reikės eiti, tai čia aš iki vakar varysiu. OMG. Nes ten, žiūrėkit, o čia meldyna, jau čia nelaba paeis. Nepriimant to gražaus švaraus ežer dabar, bet vis tiek. Nu ir atėjom į pirmą stotėlį tokį, kur tikrai žinojau, kad aš anom prieis. Mes turėjom koplyčią. Ana nėra sena. O, šulinoką, kas matė tokį. Reiktų jo pasidėti. Parodyti vakam, kad tai nėra matėn senovin šuliniais. Pa. O, šitą. Nu, jūs turbūt suprantat veikėjimą, ne? Pasiemam vandenėliaus. Opa, atsvara gaunas gera. Pa. Į šitą turėjom švaraus visokias kirminas su vandens. Ne, nu čia gal nesvarbu. Bet va, šitą turėjom labai gražiai atrodančią.
trumpa, bet aiškia. Tai čia vadinas Kryžių švenčiausios mergelės Marijos Rožinio karalienės koplyčia. Ana buvo 63 metas visiškai nugriauta, sulygint su žemė, čia buvo ganyklas iš tikrųjų. Tai 2000 metas anon atstatė to veido. Čia to koplytelėje įmon sūnų krikštijom. Tai labai iš tikrųjų fain veida. Galite atvažiuoti aplankyti, nežinau, ar į veidų tie paprasta įeisti, bet vat, gamta graži, aplinka sutvarkyta. Nu, labai gražia. Medžiaurė nepatogia. Nelabai čia paeis kur. Da kilometrą prašliaušiu, jeigu tokias kemsynas reikės eiti, reikės kelią iškuoti. Nes esu nuėjęs virš 8 kilometrų, jeigu ir tiksliai kokie 203 aplink ežerą, tai jau su mėnulio aš ateisiu. Tu švelgti. Jo, fancy. Reikės jaučiu tada droną kelti virš, įveizėti kur koks kels yra. O, čia toliau matau sodybėlį kažkokį. Tai aišku, mes gražiai praeisim. Nu, tas vamsdoks čia man nepatinka. Nu, tikėkimės, kad čia lietaus vanduo nubėga. Nes kitai būtų negerai. Čia jau būsiu jau įsiruobęs kažkokius pelkynus. Tu savo. Dilgėlių net perkelins kimba. Būsiu aš prisiveikęs. Bus kapčiapulis. OMG. Perkelins kapkimba. Tu savo. Nu, da biškai paės, jau čia reikės kelti droną ir žiūrėti, kad roveito koks kels yra. Nes šitie pašilga neeisiu. Kuo esmink po biškai. Nu ko? Tu savo. Nu, čia tikra per ton rastą neįsiu. Tu savo. Nu, čia išėję remies pasivakščiot skaitos.
gulti. Kamunči po velnės traukičikas. Nu, arena maudytis. Nežinau, ko daryti. Nu, tikrai nesu pasiryžęs maudytis. Ne. Nu, arba išsimaudysiam, arba ne. So. Nes jeigu išsimaudys, viskas. Skombins šuo geriau sakys, davai, varyk pasiimt monis. Minkštas miedis. O, blėt. O! Įklimpo šitą šniurkštį. Ot luinys. Nu, tur perma tokį pasivakščiojim. Vienas tik priplatėl biški miškus. Teka pasivakščiot, bet toks palygins lengvus pasivakščiojimus. Čia biški reikalų. O, peivą matau. Peivą matau. Kažkam nepasisekė. O, nukrėt miedis. Per Velyks buvo žiaurės stiprus vėjas. Žiaurės stiprus uraganinis. Jie čia ir bušvėžė, nuvarys tas miedis. O pavės namėlis sutraiškė. Ekt, kaip gail. Jau žmogus net nematė. Kiek kokį raidulę. O, įdomu. Šitą kokį didžiaus. Čia ne veinsanų. Ką primuola? Oho, kokį didžiaus. Co? Ой. Šiaip iš tikrųjų, jeigu čia teisybė man sakė, jeigu ką buvo tas senas tarybinės laikas, tai iš tikrųjų čia turėjo būti Metelius atominė elektrėnė. Nes aš branduolinis fizikas ekspertas, bet dėl to turbūt aušiniam reaktoriaus, anei būtų pastatyti tą atominę elektrinį buvus tarp Metelio ir Dusės. Bet jinai negalėjai pastatyti, nes Vėjins ežeras iš anų yra aukščiau.
Dėl to jį netiek. Nes čia būtų buvę iš tikrųjų nei čia buvę balinių vėžlių, nei ko čia būtų buvę atominė elektrinė. To šitą veito. Tai reiškia, mes turėjom dėl to, kad Vėjins ežeras yra aukščiau už Kėtą, turėjom šitą tokių išlikusių gražių gamtos vaizdų. Į tokių sunkių, labai sunkių. Co. Jau bišknukai tau. Nenoriu svarbiausia nusirinkti, nes ėjant per tus visokius tus dygliuočius, tai į per bliuzonų tonkim kiaurą. Tai turi biški šiek tiek labiau prakaitauti. Oi, prisiveikiau. Žygeivis tas. Painė takėlis čia turbūt. Aha, žiūrėkit, kaip gražiai. Takėlis padaryts, kaip pelkinuojus. Valtėlį gražiai stūksa. Žiauriai gražiai. Ta valis kaip dekoracija, man atrodo. Ar ne? Kur tu čia son nuplauks? Nu, tus padėklus nebent patrauks. Kaip gražiai. Bet ar gražiai čia man eit, jau čia pelkyna bus vieni. Tada reikės kilometrą grįžti atgal. Nu, čia net patvarė atrodo. Nu, pereisim. Nežinau dabar, kur čia, ką pėti. Nu, irgi gal reik paliepti tom. Nu, gal reik bandyti kažką po. Cik. Nu, tikėkimės, ką pavyks. Vienu žodžiu, prisiveikis aš čia esu. Čia visur kemsyna, visur tešlas. Nežinau, čia eit, tų keliu, kitų kelių. Tu švelpti. Nu, čia prisiveikis esu. Reiks eit atgal. Į toks posakis. Per dorną galvą į kojas kent. Bet čia kažkokis arima, tai čia kažkoks tai kabelis vėdi, da kažkon tai. Bet nu niką, aš čia negal praeit. Visur čia ten išuokau, vėjin tik kemsyną. Čia irgi, to veito irgi bus. Tai reiškia, aš turėsiu ratą aplinko apeit, kad aš nepataikyčiau į tus vis molynus. Kaip elgstas. Nu, vėjin žuštep moni rek. Per dorną galvą į kojas kent. Все, ėjom toliau. Nu tai labą dieną, turėjom davėjins pelkis. Tu velns, kiek aš čia bus bereikal nuėjęs. Aš nežinau kiek. Nu kokį porą kilometrų jau aš bus dėjęs tep viršaus. Nu tep moni rek. Bet kas įdomiausia, tų pusė keik ir tų suspiglės visokių žalmenų. Dabar jau vis kaip koks biologas jau žinau, kad roveito pelkis ir. Vien žodžiu. Bišk nusikaičiau. Per pastarojį valandą pats maloniausias vaizdas. Vien žodžiu, tom vės meteliaus papėlį, dusės papėlį, reikia peiti. Grina kelnės, čia visur pelkyna, ir vėsas nustep, tokį salą gaunas. To salotų vakštą ir
ir namų čia ir, bet jau ten vaikščiot kažkur, nepakrončiut prie tų namų nieko nėra, kad galėtum nusimaudyti. Vien tik pelkyną. Tai dabar šitą vaizdėlis man pats maloniausias. Išvakau į plentą. O, to šitą keliukų čia grįžau. Ir hopa, einam. Dabar eisim, tada įsuksėm į kietą taką, aš nežinau, niekada išės mum prie ežerį įsokti. Dabar esi nuėjęs jau 20 km. Tai čia kaip grįžt numei, nu, čia bus neblogai nuvarsi. O, biški vėjėliaus, biški atgaivos. Mažumėlį pavargau. Bet bent jau labai gražus gamta. 26 km. Vundau baigas. Taupau. Pasimiau tik tą 2,5 litrą. Kabiški šilumos ir tai Born džiunglė Franc. Tikus greitai įsokti iki ežer. Bet jau batarkis pasėda. Galbūt dėl to, kad poilsiaus niek nedarau. Tiem viensi, kuo keiksus kavėlis atsigėriau. Jie vienok suėdžiau ir viskas baigės. Bet aš norėjau kuo greičiau tom padaryti. Gerą, netrukdykit man. Aš einu. Pagaliau turiu ežer. Pagaliau. Žiūrėk, kiek čia visokių gražių čia įsinuomuot gal. Visokių kempingiukų, sodybėlių. Labai fainė. Nu jau vasar, kas nenorit smirdėti savo veitos, kad ir kur be gyventumit. Tikra, čia galit važiuoti. Labai gražus veitas. Vandenėlis skaidroma. Labai gražiai. O mano kuojais man nepadėkos. Dar nežinau, gal porą kilometrų turėti tur nueiti. Tik jūs neužklops man smeldyną. Viskas, gerbėmieji. O, voratinklių kiek. Viskas, aš jau vis veito. Kiek aš čia nuėjau. 29,25. Nu tai kol da grįžt, numiai bus biškiai daugiau. Pavargau aš tikrųjų. Jeigu būtų plėntų, būtų paprasčiau. O čia dabar labai daug kemsynas variau. Aplink ežerą patį gavos. Jeigu 29, tai 8 km, tai 21 km aplink ežerą. Sakykim, nemaža. Iš 29 km visai nemaža. Tai ko? Varau aš numiai. Reik poduš palysti. Šlaps vės kaip šunyts. O jūs nepasididžiaukit. Paspauskit like, subscribe. Komentarioką kokį. Čia būtų labai fainė. Nes aš ant tų ežerų užsikabėnis, kai jūs parašytumėt. Gal žinot kokį nors ežerioką, kur tikrai nebloga praeiti. Pabandyčiau tikrą nuvažiuoti. Nu ko, gražios dainos. Iki.